Laidą pristato Kaparol. Kaparol. Dažų standartas. Sveiki. Štai turime išsirinktą mūsų paviršių, perlo efektų, dalinai glaistytas, bet iš tikrųjų yra labai glotnus ir švelnus. Turim blizgesio ir šį išsirinktą darbelį mes turėsime perkelti, atkartoti ant mūsų paviršiaus. Ar tinkamas mums pagrindas mūsų reikalaujamai dekoratyviniai dangai? Šiuo atveju mes turime dažytą paviršių, tačiau matosi letenėlės faktūrėlė nuo volelio. Mums to šiaip nereikėtų. Kitas atvejis, ar paviršius tvirtai laikosi, nes gaila visgi gražų dekoratyvinį paviršių, jeigu jis sutrūkinės ar kažkas mums nesigaus. Tikrinimas gan nesudėtingas, peiliukų, grotelių principų, maždaug 5 brūkšniukai, kas porą milimetrų ir 5 skersai mes subraižom su peiliuku. Kažkur nematomoje vietoje mes dabar taip ir subrėšim, klijuosime juostelę, jeigu nebus jokių atsiskiriančių dalelių ant mūsų dažytojo juostos, vadinasi paviršius tvirtas, gerai laikosi. Taigi, viskas tvarkoje, nieko atsiskiriančių dalelių jokių nebuvo. Vadinasi, mes mūsų paviršių dabar šiek tiek pašiaušime, nuimsime tą faktūrėlę nuo volelio, nuvalysime drėgną dulkes ir dažysime mūsų pirmąjį sluoksnį. Kadangi mūsų danga susideda iš 2 sluoksnių, iš fono, tai šiuo atveju būtų iš dažų, akrilinių dažų, jau tam tikro atspalvio, tačiau jis persimatys iš po mūsų antrosios dangos, kuri bus perlo efekto. Mes dažų šiuo atveju nedažysime, mes juos glaistysime. Ir paviršių nudžiūvus mes tepsime mūsų kitą dangą. Baigus glaistyti, lyginti mūsų pirmąją dangą, mes ją paliekame dabar pilnai išdžiūti, maždaug po 24 valandų galėsime tepti jau kitą mūsų dekoratyvinę dangą. Nepamirštume iš karto atsiklijuoti dažymo juostelės, kadangi kampuose susidarė tam tikras dažų sluoksnis, kuris išdžiūvus gali paskui ir atsilaupyti. Nudžiūvus mūsų pirmajam sluoksniui, mes tepsime antrąjį. Tai bus lazūriniai dažai, kurie turės perlo efekto. Šiuo atveju naudosime 2 atspalvių. Vienas bus rausvai, kitos melsvai žalsvo. Šitie miltelio pavidalo pigmentai beriasi į lazūrinius dažus. Šiuo atveju tai yra skaidrus ir blizgus. Tam tikrom proporcijom gali būti naudojami 1, gali būti 2%, tai yra pagal norą ir pagal efekto išraiškingumą. Taigi, susimaišius, ką aš jau esu savo ir pasidaręs, atitinkamų proporcijų, mes tepsime ant sienos šachmatų principų, šachmatų lentos, išsimėtom vienos spalvos, išsimėtysim į tarpus kitos spalvos ir viską su minkšta glaistyklė, apalintais kampais ir briaunomis mes sujungsime, kad jie tarpusavy persimaišytų. Štai ir baigėme dekoruoti mūsų antrąją dangą. Dabar paviršius džius. Kol kas, kaip matėte, jis yra labai kontrastingas, labai daug to efekto, bet jo neliks dėja, neliks tik tai bendras mūsų fonas, tamsesnioji spalva ir tik tai nuo ultravioleto arba nuo tam tikro šviesos skleidimo kampo matysis visi perlo efektai. Perėjimas iš rožinės į rudą ir iš žalsvos į melsvą. Visą tai persipina ir pakankamai atrodo įspūdingai. Tuo pačiu paviršius ir įgavo pirmą atsparumą šlapiam valymui kategoriją, taip kad galima drąsiai valytis.